Šiandien mūsų rėmėjai Džesera padovanoja štai tokį man unikalų augintinį, kuris iš pažiūros atrodo labai gražiai, bet sąlyginai yra puikus augintinis namuose. Karolis turbūt aišku prieštarautų, ar tu už tokius geriau, ar už Aš turbūt kaip pas mane tokie patys. Kaip pas tave. Ja, gyvi. Tik Tedis pristatyk. Tedis yra Tedis ir Dolčytė. Tai yra pudelis ir kinų koduotojai. Kodėl? Tokios visiškai šiaip skirtingos ganėtinai veislės. Kodėl Tedis, kodėl Gučis? Skirtingi. Dolčytė yra 12 metų, tai buvo madoj, kaip įsigijau, tai Lietuvoje jų buvo kokie 5 tik tai. Pati pradžia dar buvo? Jo, pati pradžia. O dabar užsimanėm pudelio. Tai pudelių dabar turbūt kas antras turi. Kaip jie tarpusavį sutarė? Nes vis tiek Dolčytė buvo pati pirma ir kaip atėjo tas Tedis. Tai yra sutarimas toks, kad Tedis labai pavydė. Taip. Nes jis turi patį pirmą išbučiuoti, o Dolčytė jau kaip senesnė į šalį nueina. O tai dabar charakterio jų bruožai vis tiek turbūt skiriasi. Skirtingai. Tai jeigu trumpai apibūdintum Tedžio charakterį, kaip sakai. Tedis jaunas, tai kaip jaunas vaikas, žinok. Bėgioja, loja, siaučia, o Dolčytė be 12 valandų ryte nesikelia. Miegalius? Tedis miegalius, sakai. Ne, Dolčytė miegalė, o Tedis nuo 6 ryto duodasi. O Dolčytė be 12 dienos nesikelia net. Va dabar į filmavimą važiavam kaip pas tave, tai vos prižadino. Pažadinti reikėjo. Tai dabar kuris į tai labiau panašus, nes, kiek žinau, dirbi nuo 5 ryto, kaip kada, turbūt dažniausiai pradedi. Tedis, kada pakelis, tada jisai ir 3 nakties keliasi. Irgi gali eiti į lauką. Drąsiai, pats pasiprašo. Šeriasi ar ne? Nors vienas ir kitas. Pas Dolčytę keli plaukai iškrenta, pas Tedį visai neiškrenta, nei vieno net. O alergijų kažkokių pats irgi neturi gyvūnų? Ne, šitie gyvūnai, Tedis ir Dolčytė, priskiriami tokiam žmonėm, kurie alergiški. Tai jie puikiai tinka, bet jisai toksai dabar pasidaręs, kaip pasakai, populiarus augintinis, nes jisai ir mažiem vaikam gerai sutarė ir gali būti... Ir su senyvai žmonėms, su viskuo jisai. Lietuvos dabar tas toksai... Trendas Lietuvos, taip. Bet negali sakyti, kad Dolčytė irgi, yra kas turi, tai mažai ganėtinai žmonių augina. Daug kam nepatinka, nes Dolčytė yra plika visa. Tai dėl to kūno nelabai kam ir patinka. Sako, kaip tie katinai sfinkso. Aš pat turiu, tarp kitko, sfinkso katiną. Glostyt gal ne iš pačių maloniausių augintinių, bet ką žinau, jie iš tikrųjų kažkokie vis tiek yra kitokie gyvūnai. Kitokie, ja. Be plaukų, nes jie, dabar irgi, žiūrėk, vienas ten trypia, ten blaškosi, o viena yra... Šita ramybėj, taip. Daugiau ramesnė. Ir kas svarbiausiai, kaip jinai plika būna, žiemą balta būna, o vasarą įdega ant saulės. Visiškai ruda. Visa ruda. Bet tai naudoji kažkokius teplus, ar turbūt? Šiaip reikia nuo saulės, kaip ir žmogui, bet jeigu nepamiršti, panaudoji, bet jeigu pamiršti, tai... Kaip ir visi, pas mane... Nes išeini į darbą, tai jinai varo į terasą, guli ant saulės. Kuo daugiau saulės, kad būtų, tai pas mane lygiai tas pats irgi. Žinai, kur saulė, ten ieško, namuose atrodo tik pavasaris, eina... Pro langų šviečia saulė, mažos tos lopinėlės ir ant to. Grinai šitą irgi. Aišku, šitais yra rūbai. Vienam reikia rengtis turbūt dažnai. Tedžių tai visai neuždėsi, nes prieštarauja net. Netinka ir jam nereikia. Žiemą, vasarą jam net. Supratau. O Dolčytė mėgsta jo. Kaip, Karoli, aplamai suderinti intensyvų savo darbą ir gyvūnų priežiūrą? Šiaip tai gyvūnai būna pas mane darbe. Tai norėjau klausti, ar dažnai būna. Atsivežu arba vieną, arba kitą, labai patinka mano klientėm, kaip yra. Šitas tai strakalas iš karto ant kelių klientėm, o Dolčytė tai jeigu vasara būna, tai ant palangės atsigula, kur saulė, o žiemą ant lovos saulė. Bet nėra problemų į darbą atsivežti, žmonės turbūt nepyksta, jam dar smagiau turbūt, kai ateina ir gyvybė mato. Kitos klientės net prašo, kad sako, kokia gyvybė faina, kaip šuniukai laksto jo. Darbe. Nes iš tikrųjų... Kaip ir katinas darbe būna koksai, taip ir šunis labai fainai. Tai čia du draugeliai. Bet dažniausiai vis tiek jie būna kažkiek atskirai visą laiką, ne? Nes Dolčytė auga pas kainai dabar irgi. Pas mamą. Pas mamą auga. Mama irgi draugė gera. Geriausia. Kartu ir miega. Tai jeigu įpratė miegoti iki 11, ten 12, tai taip. Kaip aplamai sprendė
priežiūros klausimą, nu, pavyzdžiui, jeigu išvyksti į kažkokią ilgesnę kelionę, nu, nes vis tiek esi ir keliautojas, toks, sakykime, ne tas tikras, kur, bet per metus kelis kartus tenka įskristi. Tai Dolčytė prižiūri mama, o Tedis turi auklę. Auklė? Auklė, taip. Tai va, ir šiandien bus pas auklę savaitgaliui tokiam ilgesniam. Bet tai su auklė irgi puikiai sutarė turbūt. Auklė pamato, tai taip nečokinėja iš laimės. Nu, auklė gerai. Turi vaikų, tie vaikai paniurko gerai. Bet auklė augintinių kažkokių irgi namuose turi savo, ar turi ne? Turi šunį, bulterjerą ir katiną. O jie sutarė? Labai gerai. Labai gerai. Viens kitą pakibina, bet... Nes iš tikrųjų dabar apie tas auklės, kai užsiminiai, tai jų iš tikrųjų yra Lietuvoje daug, ganėtinai dabar pradėjęs formuotis toksai, kad kaip ir vaikai. Kam palikti, žmonės ir klausia, išvažiuoja į kelionę ar kažkur artimiesiam, bet ne visi tų artimųjų yra, arba ne visi artimieji nori. Ir ne visi nori, taip. Ir kitas dalykas, tada kreipiasi kažkur į auklę, kuri galbūt tas žmogus, kuris yra pripratęs prie to savo gyvūno, gali pasirūpinti. Nu, turbūt iš tikrųjų daug geriau negu vis tiek. Man asmeniškai, tai galiu pasakyti, tikrai gaila atiduoti į tuos namus, nežinau kaip ten jie, vis tiek būna dažniausiai uždaryti narvelyje. Ir tas gyvūnas... Kaip sakau, šunų viešbučiai. Jo, šunų viešbutis. Mes buvom palikę Batedį vieną kartą. Taip. Tai kokią savaitę net pažinom šunį. Kitoks, ne visai. Išbalansuotas žiauriai. Jo, nes jisai vis tiek nori, nenori, žinai, gali ten aišku sakyti, gali vedžioti ir visą kitą, bet vis tiek būna... Bet neužtenka tos meilės tiek. Jo, tam narvelyje, o jie vis tiek kažkur, sakai, auklė, išeina pavedžioja, kažkur pripranta, tai tas toks iššeimininkas. Paleidai į kiemą dar su kitais gyvūnais, tai dar vaikas yra, vaikai, tai... Taip, keliaudamas palieki tiek šitą ramybės, šitą ramybį. Šitai auklė tai yra mama, o ta auklė, aha. Nu super, senai jau su ta auklė, jūs taip kiek metų čia? Ta auklė, kaip pasakiusi, yra mano kolegė. Mes ją praminėm auklę. Tiesiog, jo, kad prižiūri. Bet apie auklės girdėjęs esi? Girdėjęs. Kad yra tiesiog oficialiai ir labai fainėjančios dabar yra, nes prižiūri. Nu tai labai smagu, kad neliūdite gyvūnai tavo atostogų metu. Negali liūdėti. Reikia prižiūrėti. Pasimt, kada negalvojęs. Į kelionę? Nu. Ne, gal. O kodėl? Ten paskui tie skrydžiai jam išbalansuoja, žinai. Jo, su skrydžiais jo. Kaip į kokią sodybas važiuojam ar kur nors tai pasiemam. Keliaujat, jo. Nes vėlgi ir gyvūnai iš tos, žinai, tos kitos pusės, kas mums atrodo galbūt labai faina, jiem yra didelis stresas, bet diskomfortas jiem, taip. Aš atsimenu, mes važiavom vieną kartą į Palangą ir pasiėmėm gyvūną ir tuo metu tas buvo pats toksai šėrimosi periodas. Nu vis tiek ieškai viešbučių, kur gali tave priimti su tais gyvūnais. Nu, susiradom viešbutis, viskas tarkingas. Nuvažiavome, palikome tų plaukų, ten tikrai negali pasakyti, nėra, žinai, nesirpsi tenai. Kitais metais jau norim registruotis į tą patį viešbutį raudonom linijom, su gyvūnais negalima. Tai galvoju, žinai, ar čia nuo mūsų, irgi gali būti pamoka. Ar čia nuo ko. Nes iš tikrųjų nedaug kas priema, nes, vėlgi, vienas gyvūnas gali pradėti sofas griaužti, kitas galbūt tų plaukų palieka ir automatiškai turbūt viešbučiai. Iš tikrųjų, taip, tai mano bičiuliai tokį... Vienkiemį turi, kur daug namelių. Tai vienas namelis padarytas, kur tik su šunim galima. Ten, kur nesugriauši nieko per daug. Sakė, kai palieka plaukų, kailių visokių, tai sako, kol tos valytos įsirbliuoti, šakės būna. Nu taip, ir papildomas išlaidos gaunas. Taip, o mokėti nieks nenori. Sakė. Bet gyvūnų tai daugėja ir tų šeimininkų su gyvūnais, kurie nori keliauti visur. Tai tas namelis labai dažnai būna užimtas visada. Pilnas visą laiką. Taip. Nes, dabar gyvūnai, pripažinkim, tai tiesiog yra visiškai šeimos nariai ir daugelis nenori nei vaikų, nei nieko, jiems gyvūnas iš tikrųjų stoja, nes yra patogu, žiūrėk, iš kelionė, paliekė auklį, ramybė. Tai va, prekybos centrai irgi priima, kavinės irgi priima. Taip, dabar jau visur priima, net ir kino teatrą, mačiau, kažkur irgi jau priminėjo. Kažkur girdėjau jau, kad buvo. Nu tai va, tai jau mes po biškį einam link to, kad tie gyvūnai tikrai nėra tokie kaip anksčiau, kad ten, o Jėzu, gyvūnas parduotuvėje. Anksčiau tai niekur. Kvieskit policiją, kas čia vyksta, o dabar su gyvūnais mes visur ir ligoninės einam ir drąsiai. Nes ir gyvūnai adaptavėsi prie mūsų šiaip gyvenimo yra ganėtinai. Kad jiems patiems smagu. Nu, mat ir čia žiūrėk, sėdė savo. Pončkos, ane? Nieko. Kaip tu? Ką, galima tai biškai paglosti? Galima, sakyk. Karoli, turiu tau į to klausimą. Jeigu kurtum grožio liniją specialiai gyvūnums,
ką įtrauktum, galvoju, kokius produktus? Nu vis tiek, esi stilistas. Šiaip tai yra sukurta mūsų linijos šampūnai šunim. O, net Dar nežinojau. Taip, va, pamiršau atsivežti. Tikrai? Taip. Va, bet nesenai, ar senai jau čia sukūrė? Ant dienų čia nais buvo. Nu va, super. Tai ta prasme, jūs sukūrėte šampūną specialiai gyvūnam. Aha, tai bet jisai tinka ar ten rudam, baltam kailiu, ten žinai kaip žmonėms. Vienas yra universalus, kitas yra pudeliam. Ir pats jau naudoji turbūt. Taip. Nu va, nu kaip smagu, matai, jau pradėjai ir pats biški žiūrėti ir, O ką daryti reikia, taip. ir į gyvūnų pusę. Nes iš tikrųjų klientai labai atsižvelgia ir prašo, kad ar yra šunim. O kiek dažnai maudai, pavyzdžiui, dolčytę? Turbūt nelabai dažnai. Šiaip tai mėnesį kartą kokį. O tedis, kirpykla? Tedis kas 2 savaitės. Kas 2 savaitės? Tai dolčytė Vieną kartą namuose, kitą kartą kirpyklose. Na, nu va, matai, aš kaip Nes jis labai susivelia. O šukuoti pats šukuoji ar viską kirpyklą? Kirpyklai. Viską kirpyklą. Šiaip namuose nesileidžia. Va pas auklę leidžiasi viską daryti. Nu matai, auklė tai jau Taip, visai kas kita. taip. Gerai, ar manai, kad gyvūnai gali turėti teigiamą poveikį žmogaus kūrybingumui? Kaip gyvūnai galėtų įkvėpti grožio mados industriją? Nes pats žinau, kad esi dalyvavęs ir rūbų pristatyme. Su šuniukais taip. Su šuniukais. Tai mes turim rūbus su Dolčyte vienodus. Man vienodas treningas ir jai. Specialiai. Bet jau čia specialiai turėjo būti siūti, nes turbūt suderinti tokio dalyko rasti, nusipirkti. Šiaip tik tai pasisiūti, nes pirkti nėra. Šiaip tai būtų idėja visai sukurto kelinėje, kad ir šeimininkų, ir šunį. Nes iš tikrųjų, kiek mačiau tas nuotraukas, kur dalyvavai, nu, labai fainai atrodo. Nu, ta prasme, gražiai, jo, ir pats gyvūnas, kai žinai, yra lygiai atrodantis ir šeimininkas. Nu, tai tas čia tavo idėja sukurta. Toks vaizdas. Linija. Jo, su tuo, žinai, sukūrimo sudėtingas yra reikalas. Ką veikti, taip. Vėlgi, visų išmatavimai skiriasi, žinai, kas su pilu, kas be pilo, kam pečiai platus. Visiems mesas ir viskas. Visiems mesas nebent į vieną liniją, nuvažiuoti visiems ir viskas. Bet užsienį tai tikrai yra daug populiaru. Užsienį tai labai populiaru. Aišku, tie vyresnio amžiaus galbūt žmonės, atsukime ten daug metų atgal, jie turbūt į tokius mūsų pašnekesius, tai sakytų, visai čia biškai nusikalba, taip. Ir gyvūnus kur tas eina. Kur tas eina, bet eina prie to, kad gyvūnai kuo daugiau, tuo daug didesnė dalį mūsų gyvenimo paprasčiausiai užimantis yra. Tai mes norime, žinai, ir patys norime atrodyti gražiai. Stilingai ir gyvūnas turi būti. Ir gyvūnai. Ir šiandien apsirengė, prašau, su paltuku mergina. Pasipuošusi, kad nesušaltų, o bijo šiaip šalčio ar neina. Tokio labai. Šiaip tai nelabai. Į lauką išėjti pasivaikščioti pilnai nori. Nėra iš tų šunų, kur tik atidarai duris, žinai, Kur drepa, ne. Nenoriu. Ne, oi šitą. O tedis? Tas pirmesnis turbūt. Tas pirmesnis daugiau į namus. Bet vis tiek eina, abudu. Eina. Nu, supratau. Nu, draugelį. Einam pasivaikščiot kartais va po 10 kilų. Tai praeina. 10 kilų? Praeina drąsiai. Ta prasme, ir vienas, ir kitas, bet 10 kilų gali nueiti. Tedis tai nelabai, o Dolčytė tai... O pats ir 10 kilų, ne? Taip. Bet tu mėgsti vaikščioti, Aš labai mėgstu, taip. Ne, tu žiūri per tavo storius, tai tu ten į darbą. Žolynai ir į darbą. Ir šalta, nešalta būna praeini. Man tai smagu, toks salės sportas, žinai. Nu, toks jo, pasivaikščiojimas ir tam grinam prasikvėpuoji pats, kaip sakau, Jo, iš ryto išsibūdini visas jo pilnai. Ne, tas rytinis fizinis aktyvumas tai tikrai labai gerai, o kartais tie gyvūnai mus priverčia, žinai, išeiti į tą lauką, kada mes iš tikrųjų nenorime. Nes būna aš irgi, tikrai prisipažinsiu, ne kasdieną tą šunį pavyksta išvesti, žinai, į tą lauką. Bet kai išeini dėl to šunio kartais pasistengia, nusėdi, matai, guli, žinai, liūdnas, einam, pats tikrai nebūtum išėjęs, bet praeini. Šiaip labai gerai, va toks, žinai, energijos, bet kuriuo atveju būdamas laukia ir grūdinamės, mes, žinai, tai. Gerai, turiu dabar dar tau klausimą, toks įdomesnis klausimas. Jeigu būtum gyvūnas norėt, įsivaizduok, jeigu galėtum būti bet kurio gyvūno vieną dienai, kas būtum ir ką veiktum tą dieną? Pagalvot. Bet čia pagalvot reikia, žinau. Aš dabar irgi pagalvosiu, kas aš norėčiau būti, nes... Šiaip turbūt norėčiau šuo būti. O ne? Nes lafa gyvenimas. Grinai. Pavalgiai, į kiemą išvestas, šiltai mėgi, jeigu lovai, tai... Jo, viskas... Ir nieko nereikia daryti. Viską duoda, nieko daryti nereikia. Jo. Jeigu katė, tai bent pelę tada gaudai. Geriau šuo. Aš irgi taip galvojau, bet turbūt
katės gal man nelabai tas gyvenimas toks labai jau sėslus iš tikrųjų, nes katės tokios jos mėgančios. Pavalga ir miega, jo. O šuniškas, sako, žinai, va tavo gyvenimas šuniškas, tas toks posakis. Labai geras gyvenimas. Tai čia taip, dabar jau... Turtingas. Tai turtingas, jau jisai pilnavertis. Tai tas pasakymas šuniškas gyvenimas dabar va šiais metais aplamai jisai gauna visiškai kitą prasme, negu būdavo ten atsuk 20 metų atgal, šuniškas gyvenimas, prie būdos ir taip toliau. Ne, dabar tai... Kaip pats vertini vat, laikymų gyvūnų prie būdos su tais diržais? Su diržais man tai nelabai patinka, kaip tose kaimuose. Gal aš va kitaip auginu, kad lovose miega jie, tai... Abudu. Tai. Ir ant pagalbės. Dar būna pats pasitraukia, žinai, susisukį kampą, kad... Tai čia, žinok, labai dažnai būna. Kad šunį vietos būtų. Nes spiria nakit. Bet vis tiek turbūt ir artimųjų tarpe turėjai, kas laikė tos gyvūnus ir tada atrodė, kad tai visiškai normalu. Tai aš ir kaimą turėjau ir tenais kaime prie būdos buvo. Bet taip dabar, kaimas iš tikrųjų daugelis augina, turbūt kiekvieno žmogaus giminė, jeigu pasižiūrėtume, ten tolimas neatrastume jo. Tai nebūtinai atitinka tavo požiūrį, nebūtinai tie žmonės yra blogi, kurie tai daro. Tiesiog kartais, vis tiek, miestas, didmiesčiai ir tas mūsų priemiesčiai visi jie visai skirtingai, taip. Jie dar gyvena toje, aš sakyčiau, kitoje biškutį laiko zonoje. Jo. Ir tas gyvūnas toks, žinai, jis turi būti sargas. Nors dabar, kai matom, čia sargai, tai skambučiai geri. Jo. Skambučiai tai labai geri. Bet jeigu jau jeigu kas eitų, tai tas gyvūnas... patys pasislėptų. Jo, bet tas gyvūnas iš tikrųjų turi būti sargas, aš nežinau. Yra signalizacijos, susidėk ir... Yra signalizacijos tais laikais. Bet ką kaime tau apsaugo sargas, jeigu prie grandinės? Loja, tik loja. Šitie irgi loja. Šitie irgi loja, tai lygiai tas pats, jo, prie grandinės, kaip ir sakai, koks... Nieko tau nepabėgs, nei ką. Ne, aš tai labai tikiuosi, kad su ta grandinė, žinai, kažkada bus pabaigti reikalai, bet... Turėtų galbūt. Čia nereikia, taip, žinai, mano nuomonė, kad kategoriškai pasakyti žmonėms, jūs dabar viskas įstatymas, negalima laikyti gyvūnų. Bet dažniausiai mūsų valstybė, jinai, ne tai, kad, kaip čia išsireikšti, nepadeda švietėjiška, kodėl tą gyvūną reikia laikyti. Ir kad jis gali gyventi namuose, jeigu tu jį ten auklės, jisai nedarys namuose kažkokių galbūt blogybių. Turbūt kiekvieną gyvūną, žinai, atsek nuo tos grandinės, pradėk ten su juo vaikščioti, pradėk maitinti namuose. Ir jis visai kitoks. Čia tiesiog gal reikia laiko, nes visuomenė... Gerai pasakai, švietimo reikia. Jo, mūsų visuomenė vis tiek jinai keičiasi, žmonių požiūrių, visų laisvumų požiūrių. Ir man atrodo, kad 20 metų į priekį mes tiesiog turėsim vienetus egzempliorius, kada mes taip matysim. Bent jau aš taip tikiuosi. Aš irgi taip galvočiau. Tai va, šnekant apie tą gyvūnų gyvenimą, kaip galvoju, koks yra tobulas gyvūno gyvenimas? Šuniškas gyvenimas. Bet kaip atrodytų tobulas šunio gyvenimas? Aš suprantu, kad jie pas tave gyvena turbūt beveik tobulą. Jam tai labai patinka. Kas turim? Turi turėti gyvūnas ko? Maistas. Maistas, skaniukai, į kiemą išvestas, kirpykla. Viskas tik tiek ir tai reikia. Taip, jie atostogas nesivežam ten į užsienis, bet... Jo, bet, daugelis, kai sakau, skrenda ir Dubajų vežasi, bet apsunkintos kelionės. Apsunkino. Tai iš to tobulo gyvenimo nežinau, tai va, turbūt ta meilė nereikalinga žmogaus ir kad kartu su žmogu, nes šuo yra vis dėlto geriausias žmogaus draugas. Kai blogai ateina, kai gerai irgi ateina ir niekada neapgaus, niekada nepaves ir visą laiką būna draugai. Tai būna pavydos senų. Nedaugelis iš mūsų, žinai, turi turbūt tokius draugus, kurie, kaip tu sakai, kad ir laimė, ir nelaimė visą laiką kartu, o čia visada kartu. Kabinusi biškinosi, sakykiau, dabar... Sakyk, nepatogu. Bet nepatogu, bet vis tiek laiminga, nes šiuo metu yra su tavimi metu. Kokie galvoja pakeitimai visuomeniai galėtų būti, kad gyvūnams būtų geriau gyventi? Jau mes aptarėm turbūt apie grandinės. Šiaip tai, norėjau sakyti, aptarėm apie tas grandinės, paskui, kad nebūtų prie tų būdų, kad nebūtų tų veisėjų, kaip sakau. Daugintojų turbūt, ne? Jo, tokių, kur tuose narvuose uždaryti. Jo, daug matom šitą. Jau kaip pamatau per žinias, tai man širdis verkia iš tikrųjų. Bet tokius, kad pakeitimus daryti. Tie pakeitimai, jie visą laiką yra naudingi ir jų visą laiką, aš mano nuomonė, tai jų iš tikrųjų yra per mažai daroma, aplamai yra... Nes niekas nežiūri.
Niekas Turbūt. nežiūri ir aplamai, bet aišku, pakeitimai žiūrėk, jie vyksta, vis tiek gyvūnus dabar jau pradėjom leisti į prekybos centrus. Nu, jau, Ne, va, tokie taip jau labai gerai. Didelis pliusas. Jo, uždrausti tas visas grandinės. Faktas, kad voljerus tai tikrai reikėtų palikti, nes daugelis, žinai, daug veislių, kurie turi gyventi ir laukia, ir jie voljerė, tarkim, būna, bet atidaro, teritoriją palaksto. Tai taip. Žinai, apie šitą dalyką tai čia niekas ir nesako, kad yra blogai. Tai, o kaip su ekskrementų dėžutėm visur renki? Ne? Labai žinok, mažai. Ar renki, prisipažinti? Renku. Renki? Aha. Nu gerai, aš irgi renku. Pilnas kišenės maišiukų būna. Ar eini padaro, žinai, būna tokių, aš, žinai, vedu šunį, žinai, padaro. Ir dairosi, žinai. Ir dairosi, ar mato, ar mato, ar nemato. Ne pirmą kartą matė, žinok, taip. Bet čia savyje turi susidėti tą informaciją, kad tiesiog reikia susirinkti ir viskas. Tai normalu, nes jeigu tu nerinksti, kitas nerinks, tai tavo šuo įsilips ir... Bet trūkumą jauti dėžučio, ar ne? Labai. Ja. Prie mano namų, dabar galvoju, kiek tu stovi. iš Žaliakalnė, ne? Ar iš... Čia Kaune? Taikos, jo. Taikos. Taip. Reikia paieškoti. 5 daugiabučiai, tai viena dėžutė. Nu, Taip pat į galą turi varyti. Turi dar nueiti. Nu va, tai didelis... Arba namo neštis, arba... O pas mane Romainiuose lygiai 0 dėžučių. Tai jo eina, padaro, pasiemi, žinai, tą maišiuką. Ir nešiojasi. Kaip tyčia visą laiką sutiksi pažįstamą, žinai. Tai ne. Tai, žinai, laikai tą maišiuką, žinai, nu... Bet normalu, ką daryti? Nu, tai ką daryti, tai nepaimsi, neišmesi, žinai, kažkur. Iki šiandien nesidėsi. Tai va, tai dėžučių mums, aišku, reikalingas ir kuo didesnis kiekis. Kaip manai, ar žmonės gali atrodyti panašus savo gyvūną? Ar esi pastebėjęs panašumų kažkokių savo bruožų pas gyvūnus? Panašėjam. Tai, bet kadangi 2 turi, tai dabar žiūrėk, čia tavo gaunasi asmenybė, nu gali įsiskirstyti ten abiejų gyvūnų. Labiausiai sakė. Miegoti nemėgsti, tai tas iš vis miegoti nemėgsta. Ne, šitas ne. Bet iš šukuosinos, iš visko, tai sakė Grindolčytė. Grindolčia. Grinai sakė. Nu, žinai, aš taip tyliai pagalvojau, bet biški panašus. Biški panašus, tėtis gal daugiau, žinai, nu, sakyčiau, nu, man prie tavęs kažkaip Dolčyčia. Nes jūs ir dalyvavote ir grožio tam konkursą irgi su Dolčyčia. Irgi jo. Ir konkursą dalyvavote, iki pas mus buvo atvykęs. Jo. Ar buvo atvykęs? Jo, buvai, bet tik žiūrovo buvai. Neišmokot programų. Kitais metais. Čia šiemet, nedaug liko čia. Jo, iš tikrųjų mes supanašėjame, ne? Arba mes iš tikrųjų įsigijam gyvūnus, kurie yra šiek tiek panašesni į mus. Ir taip gaunasi. Dėl to ir pasaulyje yra tų tokių konkursų, kad, žinai, atrodo... Tu savo šuniu labai panašus. Nu, irgi taip sako, bet irgi... Kaip ryte pasižiūri, tai grinai. Jo, nu, panašus. Mes panašus, tik tais, kad... Nu, kiekvienas gyvūnas turi savo tokių bruožų, žinai, daug gerųjų pusių, bet vis tiek jisai turi ir tą tokią, nu, ne visai gal tą pusę, kurią norėtum pakeisti. Jeigu būtų idealus gyvūnas, mes visi įsigytume tą idealų gyvūną, kurį galėtume ir auginti. Tai minusą pasakyk, va dabar vieno ar kito gyvūno, kaip galvoji, kuris minusas. Vis tiek minusą turėtų turėti. Žinau, kad neturiu. Neturi minusą? Ne, dabar gerai pagalvojau, tikrai ne. Pasme, nu gerai, tada aš pradėsiu vardinti. Nei griaužė, nei vienas, nei kitas. Jokių griaužimų nėra. Absoliučiai. Namuose nedaro. Paleis gali, tai net kažkur laisvės lai, mieste. Drąsiai. Nebėgs niekur? Vis laik šalia. Visur paskui. Padarai taip. Ir ateina. Man jau dabar žiūrėk, iš karto sureagavo. Tai šlapinasi namuose, nebūna avarių, nevyksta. Va, kaip maži buvo, tai... Jo. O dabar tai nieko. Nu, matai, nesugalvoju, kaip čia tau čia pritemti prie blogybės. Ne, šiaip labai gerai. Nes mano šuo, aš aišku tą akcentuoju visą laiką, bet, nu, didžiausias minusas yra tai, kad gražus, fainas, meilus, viskas, iki tol, kol atsidaro namų duris. Atsidaro, tik slengstis žingsnis, tu jau dingęsis iš gyvenimo, viskas, jokios egzistacijos. Geras. Viskas paleisi, visada pabėgs, visada bėgs. Jo, tai va, tas toksai, žinai, kartais atrodo, nori tą gyvūną paleisti, kad jis, žinai, turėtų tos gamtos, ten, žinai, ar prie jūros nusiveži, žinai, atsek tą pavadėlį, paplūdimį, neiktų, va. O šitus drąsiai gali savo. Jo, va, matai, kažkaip vis tiek, dėl to gal tas... Prie medžio, va, pribėga, pasisioja, kaip pasisioja ir vis tiek laikos su manęs bijo nuo tavęs nutolti. Atitrūk, nu. Nu, tai žinok, vienus pliusus vardinė. Nu, gal minusas yra, kad pavydus abudu. Bet jie ar pykstasi tarpusavį? Šiaip ne. Nesipyksta, ne? Bet nėra taip, kad eina miegoti ir vien šalia kito guli. Ar jie stengiasi atstumą laikyti, kai namuose būna kartu? Ai, tai jie tokie jo. Draugai, bet taip
Tu mane matai, nematai. Jo, o pavydumas, tai pavydumas daugiau iš kurio? Iš Tėdžio. Iš tėdžio, ne? Tėdis pavydi Dolčias, kad Dolčias daug dėmesio. O turbūt dėmesio daugiau per savo trepsėjimą gauna tėdis, o Dolčia mažiau gauna. Nu, nežinau, tėdį, ko tu toks pavydus? Ką? Bakūrė. Kiek metų dabar kartu jau? Tai dabar kiek tėdžiui 1,5? Tai 1,5 skaityk. 1,5 metų. Tai dar vis tiek pavydumas yra. Yra. Na, žodžiu, dar ir bus turbūt visada. Bet jei tai turbūt, kad jisai pavydė, tai jinai turbūt ne. Va šiandien į mašiną atsisėdam, užsisuko ir... Bet jinai toks gyvena daugiau, jai šiaip tėdžio nelabai reikėtų, ne? Jinai jai užtenka. Jinai labai vieną mėgsta. Bet pasitinka, eina, nori draugauti, ir jinai va, tas toksai šuo, kuris daugiau... Tai ir dabar va, kieme pažaidė, lakstė ir viskas. O namuose kartu daugiau būna, ar mėgstantis jinai, tarkim, atskirai būna kažkur? Atskirai išeinanti daugiau, ne jinai. O tėdis visą laiką tas toksai kartu, kur būna. Jo, iškart sekioja, bėgioja. Čia skirtumai ir yra, kad tėdis tu į tualetą ten kažkur, visur paskui. Jisai iš paskos, o jinai tam mėgsta atskirai. O jinai nueina atsigula ir... Tai plika jinai, tai va skirtumas yra nuo katės mano, nes, pavyzdžiui, katė, kas, nu, jai labai labai meilės reikia. Va, tiem sfinksam visiems, nu, jie labai to žmogaus, jie eina, reikia. Tai reiškia, šuo, matai, jisai kitaip. Biški kitaip, jo. Biški kitaip yra, jo. Nes jie, kaip ir sakai, populiarumas buvo, jų pikas turbūt kokie 10-12 metų atgal. Taip, jo, apie 10. O iš viso iš kur jie atkeliavė, jie, ta prasme, čia dabar gaunasi, jinai mėgsta. Iš kiniečių. Kiniečių, ne? Įdomu, dar Kinijai dabar populiarumas jų yra, ar... Pagal storius, kaip žiūri, tai meta. Yra, ne? Bet jų tikrai nedaug. Nedaug. Aš galvoju, gal aš turiu 2 arba 3 tokius pacientus kokie. Bet jie va tokie ganėtinai, sakyčiau, kas liečia ligų atžvilgių, tai, nu žinok, sveiki gyvūnai jie. Kažkaip tu, jo. Jo, jie yra sveiki gyvūnai, nors jų išorė yra egzotiška. Nu, ir atrodytų, kad ta egzotiška, jo, ir būna žmonės, kad išsigąsta, ne, pamato čia tuos visus rūbus rengti, odą plika, o Jėzus Marijas sirgs ligų pilnas. Bet va dabar gerai tą temą išvystym, nes jie, žinok, yra sveiki. Aš lyginu su savo kate, absoliučiai, mano katė dabar gal 12 metų, nė karto jokių problemų nėra turėjusi, visiškai, nu, atsakai, saulė, ten kažkur padega biškutį tą odą, gal reikia tepalo patepti, bet, vat, priešingai Teduskinu, šitų tai mes turim klinikoje. Pilna tokio, ne? Nu, jie pavaikšto jau. Aišku, gal jų kiekis yra didelis, dėl to jų daugiau atsiranda. Gali būti irgi jo. Bet automatiškai va, jie tokie smalsus, eina, lenda, visur valgo kažką, viską jam valgyti reikia, taip. Nori. O čia tiesiog va, gyvena. Tai va, tai jeigu galvojat kažkas įsigyti augintinį ir visą laiką bijojote turėti pliką augintinį, tas, kas atrodo gražiai, nebūtinai yra labai lepus ir nebūtinai yra kažkoksai ligotas. Tai iš tikrųjų tikrai galiu patvirtinti faktą, kad šitie augintiniai yra tikrai labai labai sveiki. Nes tu per, kiek dabar metų sakei? 12. 12. Kiek problemų turėjusi, mes tik tais kažkada gal dantis ar ką mes ten darė, dabar aš bijau pameluoti. Su oda kažkas buvo, jo, aš dabar prisimenu, kad ten su oda buvo, bet ten irgi ten minimaliai vienas vizitas ir viskas susitvarkėme. Ir nieko per tą laiką. Nu va, matai, ir šiaip ilgamžiški šitie yra gyvūnai labai. Nu, sakė, kad jo tokie. Nu va, nu super, matai kaip smagu. Atrodo, žinai, prieš 12 metų įsigytas egzotinis gyvūnas. Šiai dienai puikiai gyvena ir gal ta pasikeista mada ir vėl pradės populiarėti, nes pas mus būna. Reikia tikėtis, kad eina veislės, kažkur jos dingsta. Paskui dingsta ir paskui vėl. Kaip su dalmantinais. Dingo, o dabar jau žiūri vienas dalmantinas, antras, trečias, reiškia, po 10 metų padarėm pertrauką ir vėl mes kylame į viršų. Kaip manai, kuo skiriasi tavo kaip žmonių stilisto darbo diena, pavyzdžiui, nuo gyvūnų stilisto? Nu, tavo darbo diena prasideda anksti ryte ir kerpi šitus žmonės. Ačiū beje už mano kirpimą šiandien sutvarkymą. Tai gal, žinok, panaši ta darbo diena. Kiekvienas ateina į darbą ir kerpa. Ir kerpa. Bet vis tiek, matai, tavo pacientai, norėjau, tavo klientai nejuda, o šitie klientai šitie tai taip, reikia ransnukius uždėti ir...
nagučius apkarpyti. Taip, visus tos dalykus sakyt, ar kažkada aplamai negalvojai, va, taip, nu, kažkaip... Ne. Ne, tikrai žinai, ne. Prie ko vedu, jau ne. Ne, tikrai net Negalvoju, ne. Man su žmonėm geriau. Geriau. Ir pakalbė, ir pažvengi. Bet aš manau, kad neblogą galėtum čia stilių iš... O šitą jo. Bet neįdomu, ne? Ne, žmonės geriau. Savo srities esi specialistas, Taip. ten ir liksi tada jo. Bet palyginkim, žinai, kainas. Kainos. Nu, tai kaip skiriasi, sakas, šunį prižiūrėti ir, nu, tarkim, apkirpti, taigi kainuoja daug daugiau. Bet šuo galima paskaičiuoti, kiek kartą į mėnesį eina. Žinau, kas mėnesį kiti veda kirpti gyvūną, pavyzdžiui. Žmogus irgi mėnesį kartą. Tokių klientų vyras, turiu, jeigu. kur kas savaitę eina, arba kas 2 savaitės. Bet va matai, gyvūnų iš karto automatiškai brangiau kainuoja, tai čia kažkas ir juokiasi, sako, tokie laikai, kad, sako, gyvūną prižiūrėti, apkirpti yra daug brangiau negu pačia savimi. Nu taip sudėsi, ką kirpimas, išlaikymo, jeigu šuns kirpimas. Skaičiavai kažkada, kiek tau vat, kainuoja? Per mėnesį? Jo, gyvūnas išlada. Ar tiesiog, nu, nėra taip, kad labai daug? Kokią 150 gal. Jo, čia maistas, taip, pagrindas vis tiek sudaro, maistas skanėstas, taip, ir skanėstai daugiau tos priežiūros nėra. Nes skanėstų, va, tai kiekvieną vakarą nori. Ir vienas ir kitas, ar Dolčytė nelabai? Dolčytė irgi. Irgi mėgsta, ne? Tai turi savo bliūdą ir ten sumesta. Bet tu tokia, žinai, rami, tu toks ramybės įsikūnymas. Labai rami. Ką, ramybė, tu tokia gera, sakyk, labai liūdna atrodo, bet tu tokia liūdna turbūt nesi, ne? Sakyk, baimės yra. Baimės, sakyk, baimės. Labai smagu su tavim pakalbėti, Karoli, iš tikrųjų padiskutuota tas visas tokias temas aktualias, augini 2 nuostabius gyvūnus, juos myli, prižiūri, tai matosi tikrai vizualiai žiūrint ir juos, nors sakau, daugeliam šita veislė iš tikrųjų yra visiškai egzotika, bet aš nemanau, kad reikia bijoti tos egzotikos, nes mes ir šnekėjome, kad tai yra tikrai sveiki, taip jie yra unikalūs, bet kaip ir kiekvienas mes esame unikalus ir norim, nenorim, mes iš tikrųjų norime kažkiek ir išsiskirsti, ne? Iš tikrųjų taip. Nes būti visuomenėje tokie kaip visais, nėra tos formulės, kad tai yra iš tikrųjų, nežinau, aš pasakyčiau, išsiskirti visuomenėje yra gerai, tai yra unikalu ir turėti savo stilių yra gerai. Tikrai taip. Tai labai smagu, kad tu toksai, žinai, kuris myli augintinius ir išsiskiri jo. Ir noriu palinkėti jums, kad jūs būtumėt sveiki. Žinai, kad Dolčytė būtų pati ilgiausias, gyvūnas gyvenantis Lietuvoje. Ir lygiai taip pat ir tedukui, žinai, kad ir jisai būtų sveikas. Tai, o kaip priežiūra yra, gyvūnai visą laiką būna sveiki. Tai svarbiausia, žinai, reaguoti tas tokius kažkokius minimalius sunegalavimus ir neužleisti tų ligų, prisirūpintis. Pažiūrė ir atlieki pas tavį. Ir atlieki pas mane. Tai, o šiandien turiu dovanų ir dovanų šiandien turiu ir Dolčytei, ir tedukui. O, kaip fainai. Tai kur mano tos dovanos? Aš žinok, tas dovanas visiems duodu, bet pats namuose neturiu, sakau, reiks, kad ir man atsisėsti ant tos kėdės, kad turėtų. Ačiū labai. Tai tau čia mūsų rėmėjų dovanos ir čia girtuvė, turbūt, kad čia tau bus, žinok. Man. Jo. Nu, jo. Čia gerai. Jo, ir tau, taip. Ir skanėstų, ir žaisliukų, tai visko tau. Tai labai ačiū, kad atėjai, pakalbėjai, vat kažkas jau irgi sako. Pavargo jau. Būdu. Ačiū visiems, kad žiūrėjote, kad prenumeruojate. Jeigu patiko, paspauskite like, subscribe ir visiems sakau, iki kitų kartų.